klausytis, tai sveiki. Ir dalinuosi tada lango ir pradėkime. Taip, ar matot viskas tvarkoje? Taip, matom ir dar aš dalyviam tiesiog informuosim, kad darome įrašą, kuris bus talpinamas mūsų svetainėje, būtent tiems, kurie šiandien negali dalyvauti, jie galės peržiūrėti video įrašą šio informacinio renginio. Taip, ačiū. Tai visų noriu paprašyti, kad išklausytumėte mane kantriai ir susižymėtumėte klausimus ir pabaigoje lauksiu iš jūsų klausimų. Taigi pradėkime ir čia visai pradėti. Taip, tai kaip žinote, 4. kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms. Vietos plėtros strategijos tema šio laikotarpio yra klimato pokyčiams neutrali kaimų plėtra. Taip. Tai veiklos projektams per 5 metų laikotarpį yra skirta 331 800 eurų. Ir 4. kvietimo pristatymas, tai šiandien priemonė nevyriausybinio organizacijų veiklos skatinimas užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus. Kvietimas pradės galioti nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 19 dienos, bet visi dokumentai jau yra mūsų svetainėje. Taip, tai prieš rengdami projekto paraišką turėtumėte susipažinti su daugybė dokumentų. Tai pagrindinis iš jų yra vietos plėtros strategija, tada vietos projektų administravimo taisyklės ir su pačiu kvietimu teikti paraiškas. Įėję į mūsų tinklalapį kauno.rvvg.lt pasirenkate kvietimai, pasirenkate laikotarpį ir 4. kvietimas teikiantiems paraiškas ir jūs atsidurėte tokiam puslapyje, kur pateikta visa informacija. Kvietimo laikotarpis, kur siųsti paraiškas, kvietimo tekstas, paraiškos forma, jungtinės veiklos sutarties forma, na ir vietos projektų administravimo taisyklės. Taigi, kaip ir minėjau, šiam kvietimui yra skirti 75 000 eurų. Tinkami pareiškėjai Kauno rajono VVG teritorijoje registruotos veikiančios NVO. Kaip žinote, Kauno rajono VVG teritorija yra visas Kauno rajonas išskyrus Garliavą. Maksimali paramos suma yra iki 16 590 eurų, paramos intensyvumas šį laikotarpį 90%. Tai galėtume finansuoti 4-5 projektus šiuo kvietimu, jeigu būtų maksimaliom sumom 4 projektus, jeigu ne maksimaliom sumom 5. Taip. Tai labai svarbu reikalavimas pareiškėjui būti registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška teritorijoje arba rajono savivaldybės, kurioje veikia VPS vykdytoja atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS vykdytojos teritorijoje, taikoma nevyriausybinėms organizacijoms. Tai reiškia, kad organizacija turi būti ir registruota, ir veikianti VVG teritorijoje. Taip pat labai svarbu, kad organizacija teikianti paraišką būtų įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą juridinių asmenų registre. Galimi partneriai. Kauno rajono VVG teritorijoje registruotos veikiančios NVO, taip pat įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą ir biudžetinės įstaigos. Tinkamumo finansuoti sąlygos ir įsipareigojimai. Tai įgyvendindami, rengdami projektą, jūs turėtumėte siekti socialinės įtraukties skatinimo. Tai yra asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės įtraukties projektai skaičius.
Taip pat vietos projekto veiklose dalyvaujančių asmenų skaičius svarbus. Pagal priemonę vietos projektas turi atitikti VPS temą. Projektą įgyvendinti reikėtų per 36 mėnesius, laiku teikti ataskaitas, mokėjimo prašymus bei viešinti paramą. Ir dabar svarbiausias dalykas – tai naudingumo vertinimo atrankos kriterijai. 20 balų galima, už pirmą atrankos kriterijų galima maksimaliai gauti 20 balų, jeigu projekto veiklos bus vykdomos 4 ar daugiau seniūnijų. Tai būtų suteikta 20 balų, 3 seniūnijose 15 balų, 2 seniūnijose 10 balų. Antras atrankos kriterijus – tai projektas įgyvendinimas kartu su partneriais. Taip pat galima gauti 20 balų. Jeigu projektas įgyvendinamas su 2 ir daugiau partnerių, suteikiama 20 balų, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su 1 partneriu, 10 balų. O jeigu be partnerių, tai tada balų nesuteikiama. Trečias atrankos kriterijus, tai būtent tas rodiklis R42, kaip minėjau, tai į veiklas įtraukiami socialinę atskirtį patiriantys asmenys, ne mažiau kaip 10% visų dalyvių. Skiriama 15 balų. Jeigu tikslinė grupė yra vaikai ir jaunimas, taip pat daugiau kaip 50% veiklų turi būti skirta vaikams ir jaunimui, tada suteikiama 20 balų. Kito pasirinkimo nėra. Ketvirtas, 5 atrankos kriterijus. Į projektą įtraukiamos veiklos susijusios su ekologiniu, aplinkosauginiu švietimu, sveikatingumo skatinimu arba gyvūnų gerove. Galima surinkti 25 balus. Jeigu dalis projekto veiklos, ne mažiau kaip 75% paramos sumos, bus susijęs su aplinkosauginiu švietimu, sveikatingumo skatinimu arba gyvūnų gerove, bus suteikiami 25 balai. Jeigu paramos sumos skirta veikloms ne mažiau kaip 51% susijusių su aplinkosauginiu švietimu, sveikatingumo skatinimu arba gyvūnų gerove. Tai nereiškia, kad viską reikia apimti, bet bent jau vieną iš šitų kriterijų, kad būtų jam panaudota paramos suma investicijoms. Tai mažiausias balų skaičius 40, jeigu surenkama mažiau kaip 40 balų, paraiška yra nevertinama ir išregistruojama, o maksimalus balų skaičius 100, atsiprašau, ne 40, o 100. Taip, jeigu gaunama paraiškų, kurios, sakykime, surenka 100 balų ir joms visoms neužtenka paramos lėšų, tuomet į vertinimą įsijungia antriniai vertinimo kriterijai, kurie yra vietos projekte numatytas didesnis naudos gavėjų skaičius, pareiškėjas nėra gavęs paramos nei 14-20 metų laikotarpiu, nei jau šiuo laikotarpiu. Taip pat projekto įgyvendinimui prašoma mažesnės paramos sumos. Ir projektai taip išsireitinguoja. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos. Tai yra paslaugų įsigijimas arba prekės sunaudojamos projekto metu. Tai visais atvejais reikia teikti 3 komercinius pasiūlymus išlaidos eilutei pagrįsti arba remiamasi paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais. Tai veiklos projektuose tikrai renginių organizavimui galima pasiremti įkainiais ir tada nereikia 3 komercinių pasiūlymų. Taip pat tinkamos finansuoti viešinimo išlaidos ir netiesioginės vietos projekto išlaidos. Taip, netiesioginės vietos projekto išlaidos
kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas fiksuotoji norma. Netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos. Kitų fondų apmokėtos išlaidos, išlaidų dalis viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį, nepagrįstai didelės išlaidos, ilgalaikis ilgalaikis, trumpalaikis turtas nesunaudojamas projekto veiklose. Tinkami finansavimo šaltiniai, tai pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos, partnerio nuosavos piniginės lėšos, savanoriški darbai ir paramos lėšos. Tinkami savanoriški darbai yra tik susiję su fizinė veikla. Aiškiai vardyti turi būti tiesiogiai susijęs su vietos projekto tikslais, būtiniai jiems pasiekti. Turi atitikti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme numatytas sąlygas, turi būti pamatuojami ir arba jų atlikimo metu turi būti sukurtas konkretus rezultatas, produktas. Vietos projekto paraiškoje įnašas natūra savanoriškomis veiklomis turi būti išreiškiamos piniginė vertė. Pareiškėjas turi pagrįsti planuojamų savanoriškų veiklų vertę, pateikti planuojamų savanoriškų veiklų sąmatą. Tai šiuo metu savanoriškų darbų valandinis įkainis yra 14,17 €. Netinkami savanoriški darbai, tai ne fizinės savanoriškos veiklos ir savanoriškos veiklos susijusios su intelektinė veikla nėra tinkamos finansuoti. Savanoriškos veiklos susijusios su vietos projekto administravimu taip pat nėra tinkamos finansuoti. Na ir paramos lėšų išmokėjimo būdai. Tai išlaidų kompensavimas, kai patiriate išlaidas, teikiate mokėjimo prašymą ir jums kompensuojama paramos suma. Išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu. Tai kai gaunate avansą ir tada pradedate vykdyti veiklas, prisidedate savo ar savanoriškais darbais, ar piniginėmis lėšomis ir teikiate, atlikę veiklas, teikiate mokėjimo prašymą. Tai šiuo metu yra avansas galimas iki 40% paramos sumos. Bei sąskaitų apmokėjimo būdas. Kai jūs tiekėjui ar paslaugų teikėjui sumokate savo dalį, apmokate savo dalį sąskaitos, tada teikiate mokėjimo prašymą po veiklų įvykdymo. Ir NMA jums perveda paramos sumą, už kurią jūs turit per 3 dienas atsiskaityti su paslaugų teikėjais ir pateikti banko išrašą, jog su paslaugų teikėjais atsiskaitėte. Na ir ką, tada šiek tiek prieinam prie paraiškos, apie paraišką šiek tiek. Tai šiuo metu paraiškos forma yra patvirtinta Excelinės formos. Ir jums toje formoje reikia užpildyti melsvus laukelius. Kiti laukeliai yra nepildomi. Taip. Tai paraiškos forma, visi rekvizitai, taip kaip ir visada. Ar turite susižymėti, ar su partneriais, ar be partnerių teikiate paraišką. Na, čia jau šitos dalys daugeliui yra žinomos. Taip, vietos projekto idėjos aprašymas, tai irgi tikslas, uždaviniai, veiklų planas, laukiami rezultatai, aprašymas. Tada 5 lape, būtent kaip ir kalbėjau, apie atrankos kriterijus. Tai va šita lentelė jums yra labai svarbi. Susižymite taip arba ne ir pagrindimą parašote, kaip jūs atitiksite tam vieną ar kitą kriterijų. 5 lentelė išlaidų planas. Kadangi pas jūs
prekės, priemonės ir paslaugos. Tai 6.3 dalį pildysite. Čia mano tiesiog kaip pavyzdys yra užpildytas. Matote, suma be PVM nepildoma. Pildoma suma su PVM. Jeigu planuojamos netiesioginės išlaidos, taip pat pildomas veiklų rangos išlaidų stulpelis, pasirenkat paramos intensyvumą ir tada susiskaičiuoja indėlis jūsų prisidėjimas ir paramos intensyvumas tokį, kokį nurodėte prie išlaidų. Na, ir 6 apsiskaičiuoja būtent jūsų išlaidos su PVM, prašoma paramos suma ir 7.4 punktą turite patys, kaip matot, melsvi langeliai surašyti, kiek prisidedama nuosavomis lėšomis ar partnerio lėšomis ar įnašų natūra. Taip, 8, tiksliau paraiškoje bus 8 lapas, tai yra vietos projekto pasiekimų rodikliai. Tai irgi sužymite taip arba ne ir pagrindžiate, kaip atitiksite, kaip pasieksite to rodiklio ir kaip jį išlaikysite. Pareiškėjų ir vietos projektui taikomos tinkamumo sąlygos, tai irgi visi žali langeliai turi būti sužymėti taip arba netaikoma. Ir parašytas pagrindimas labai trumpai 1 sakiniu ar maksimum 2, ar tik keliais žodžiais. Na ir pareiškėjo įsipareigojimai, taip pat žinot, kaip visada projekte viską įsipareigojate. Tada pridedamų dokumentų sąrašas. Jums taip pat reikia čia pažymėti tik tais tuos dokumentus, kuriuos pridedate, žymite taip, kurių nepridedate, žymite ne. Na ir paskutinis pareiškėjo deklaracija, tai čia net raudonai paraiškos formoje parašyta, kad šitą žalią langelį privaloma užpildyti. Tai čia ir iškrenta pasirinkimas, žymimas atsakymas taip. Jeigu nepasirinkus atsakymo žaliame lauke, paraiška bus laikoma užpildyta netinkamai. Tai va tokia smulkmena kartais gali pagadinti visus reikalus, tai labai atidžiai. Na ir kvietimas, pakartoju, kad kvietimas nuo balandžio 1 dienos 00 valandų 01 sekundės prasideda ir tęsiasi iki gegužės 19 dienos 23 valandos 59 minučių. Visos paraiškos siunčiamos tik į www paštą projektai.kr.vvg@gmail.com. Tik į šitą paštą. Ir būtinai tik ad hoc formatu. Ad hoc formatas, žinote, priima ir nuotraukas, ir PDF, ir Excelį, ir Wordą, ir kitą ad hocą, nes susidūrėm su tokia situacija, kad PDF paraišką pasirašo, priedų nepasirašo. Na, tai toksai, o ad hocas viską sudedate, pasirašote ir vieną folderiuką prisegate ir atsiunčiate. Reikiamų laikų. Tinkamų laikų. Tai aš mėgstu naudoti archyvus pasirašymui ir dokumentų peržiūrai. Tikrai nemokama ir gan paprastai. Ir visą laiką galite, aišku, klausti, jeigu susidurite su kažkokiamis problemomis. Na ir ką, jūsų tada klausimai ir ačiū Jums, kad išklausėt. Tai ką, viskas, ačiū, tada primenu, Rasa, kad rytoj mes turim konsultacijų dieną, tiek ir rytoj kaip ir versloje, mes turim konsultacijų dieną, bet visus priimam, yra tas pranešimas, šitą nuorodą ir šiaip belia kada galite, jeigu tik tai rašysit paraišką, žinot, kontaktus, skambinkit, rašykit, klauskit ir atsakysim. Tai viskas, viso gero, ačiū, iki. Ačiū visiems, viso. Ačiū, sudie. Sudie.